Atvažiavome į Vaidirum dykumos pakraštį, mūsų lagaminus krauna į džipą. Mes taip pat važiuosime džipu. Taigi dabar galim pasižiūrėti, kokiais džipais važiuosime. Visi mes čia lakstam ir filmuojamės. Štai tokie džipukai pritaikyti keleiviams. O štai ir visa mūsų grupė. Laukiam, kol supakuos lagaminus ir džipais važiuosime į dykumą, paleidžiam mūsų autobusą. Štai vienas mūsų piligrimas filmuoja. Na štai mūsų lagaminai sukrauti, sutalpinti kaip tik įmanoma ir važiuos į dykumą. Mes važiuosime į dykumą atskirai džipais. Bet dabar įdomesnė detalė yra mokykla. Va ten tas pastatas yra mokykla. Virš jos kabo jų vietinio karaliaus portretas, o ant sienos arabų ir anglų kalbom parašyta: švietimas brūkšnys iš tamsos į šviesą. Mokykla aptverta tvoromis. Mozė nusileidžia iš kalnų. Jums dar kas nors ne? Musulmonų. Turiu už ką dėkoti viešpačiui. Nežinau, ar
neleis, niekas į namus neleis. Jo meilės apreiškimą ir dėkojame už tą auką, dėkojame už atpirkimą, už išgelbėjimą iš nuodėmės, iš pragaro valdžios, perkelimą į šviesos karalystę. Dėkojame Dievui už jo meilę, už jo artumą. Ir kryžiaus ženklas yra krikšto įžadų atnaujinimas, to nusiteikimo, to troškimo būti su Dievu, būti Dievuje, kaip Jėzus mokino. Eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, nardindami juos į Tėvą, į Sūnų, į Šventąją Dvasią, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir mes pradėkim šį šventimą, tuo kryžiaus ženklą, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis Ir su tavimi. Mylinčio Tėvo akivaizdoje atnaujinkime savo širdyse gailestį dėl savo klaidų, apsileidimų, visokių nesusipratimų, viso to, kas griauna mūsų pasitikėjimą Dievo meilę viens kitų ir savimi pačiais. Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Jų gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymą. Anas jam sako, šeimininkė, palikė dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Dar biškutį mūsų daugolką ir turėtume va taip vakarienę. Tai jokio stalo. Tik tai pagalvėlės trūksta paduoti Gediminui reikia. Instrukcija tokia buvo, kad švęstų Pesachą, tai yra išėjimą, perėjimą. Ir davė savo mokiniams tardamas, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Visi greitai žiūrim, kaip kasa mums mūsų vakarienė. Mūsų vakarienė. Ateikit greitai, žiūrėkit jau čia. Sorry. Sakė, visą valandą vėluojam, gali būti jau per daug iškepę. Arba užšalę gali. Nežinau. Čia daug kas filmuoja. Tai čia ką buvo avinėlis? Avinėlis. Bulbės turėtų. Bulbės.
ko čia daugiau gali užkasti. Avinėlį gyvą net kasti. O čia. Ir čia jis ir iškepė smėlyje per dieną, tokia šilumoje. Kiaušinių krūva gali. Nu, ką žinau. Pasitraukit truputėlį. Oi, kvepia jos. Užuodžiat? Oho. Ne, Kas? kol kas ne. Aš užuodžiu. Užuot? Nu, vienas, du, trys. Duona. Vau. Višnė, daržovės, višnas, įsivaizduojat? Koks skonis, koks kvapas. Karveliai. Sugaudyt putpelės. Žiūrėkit, dar ištrauks mums. Čia pats pagrindinis. Įsivaizduojat? Live. Bye bye. See you tomorrow. Įsivaizduojat, kaip čia viskas iškepė. Kaip čia skaniai. Žiūrėkim. O čia kas? Charcoal. When it's very hot, we put the food in it. Pasidaryt nuotraukas kažkokias. Šaukštų tai visiems neužteks. Šaukšt tada šaukštą. Iškelk tada šaukštą. Kultūringas gambalis. Vienos galvos perina kitą galvą, ką nors pašneka.